dienas, tai ką mes esam jau mašiną ir varom į oro uostą, kad skristi į Budapestą. Ir ką, šiandien šiek tiek vėlavom, nebuvom nusikrovę nei lagaminų, nei ko, tai atsikėlėm 7 valandą, po 7:10 reikėjo išvalyti 8. Tai ačiū Dievui, kad mes pripratę taip atsikelt paskutinį momentą, tikrai sukrovėm lagaminus, tik dabar pažiūrėjom temperatūrą iš tikrųjų, kokie tenais yra. Tai pasirodo yra -6 laipsniai, tai todėl aš tokia vis apsimuturiausiu, man dabar žiūri karštą. It was 99 cents. About to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been rocking by me and grudgy fucking men. Ça, quand c'est sorti, c'était énorme. I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his family now? You little Ką, brangiai, nusileidom mes į Romą, nes turim persėdimą Romai, nes labai vėlai surūpinom bilietais. Mūsų draugai varo iš Londono su tiesioginiu, nes jie Londone gyvena. Mes iš Marselio apie Romą. Tai va, visai dar anksti nusileidom, 10 minučių anksčiau. Varysiu aš kavos išgerti, nes mirus, nežinau, kažkoks nuovargis toks keistas. Ir dabar ką tik sėdam į taksą ir varom į viešbutį, kuris yra 40 minučių nuo oro uosto. Tai išgalėčiau nupirkti, nes jie yra brangus arba alaus, kur tikrai nepirksiu. Na ir ką galvoju, kažką reikėtų tą kažką. Taigi šiais metais iš tikrųjų tas temperatūros yra per didelis. Taigi atvarėm mes jau iki viešbučio, gaila nenufilmavau, kai mes šnekėjom su taksistu, nes toks žiauriai juokingas, šnekėjom pusiau angliškai, pusiau rusiškai. Ir maniškis toks nusistebėjo, sako, kaip tu čia viską supranti. Tai va, toks mūsų viešbutukas. C'est un blog, mais genre tu fais 24 jours le blog. Taigi, panas, matėt jau įėjimą viešbučio ir parodysiu toj kamerį, kuris žiauri mielai atrodo. Tai štai čia yra įėjimas, iškart didžiulis veidrodis. Sorry už garšus, maniškis varai į tūliką. Tai va, mėgamasis atrodo, štai taip žiauriai toks mielas ir jaukus atrodo viešbutis. Jisai nėra labai didelis, bet labai mielas. Tai tokia didžiulė lova su ale biblioteka, langai, biuras, dušas, atrodo štai taip, irgi gan didelis. Hey!
Un peu moins, ouais, 25 €. Fais un petit tableau. Ouais, tu m'as dit que tu regardais. On a 20 minutes d'avance. D'avance? Enfin non, enfin 5 minutes. Hello. That's next to the computer. Souveraineté. Ah, il est du coup là. Au début, toi, je ensemble. Tu peux pas avancer. Thank you. Taigi chebra, aš tokia laiminga iš tikrųjų žiauriai fainai, nes mūsų ta draugo panelė, jinai surado daug labai įdomių vietų. Ir mes ką tik po 3 escape room'o labai išalkę atvarėm pavalgyti ir suradom žiauriai fainą kokteilių barą, kur serviruoja ir maistą dar vis, nes yra 11 valandą vakaro. Ir aš jums parodysiu, kad čia iš tikrųjų yra gražu ir susitiksim tada vėliau po kokteilių. Hello. Bah, c'est juste là où il y a écrit men. Ah, t'es con quoi, c'est écrit. C'est pas très fort, hein? Ouh, mais. Ouh, c'est avec un H. On a pris un burger? Ouais. Bon, le burger? On est vraiment décoré. On peut rien faire comme tout le monde. Lequel tu appelles? Mayo? Chicken wings, teriyaki? Middle. Vous êtes sérieux? Beaucoup là. Chicken, lemon. Thank you. Ah, yeah, good idea. Yes. One spicy peanut chicken. Yes. Good. Beef, yeah, this is the beef. Oh, thank Bon you. appetito. Thank you. Attends. Ah, mais j'ai trop faim à ça, moi. Ah ouais? Milda est devant! Milda est devant! Milda est devant! Elle te défend ton frère! Elle te massacre mon frère! Pas contre moi. Ah ouais, elle est buffle hein! Oh là là! Putain mais c'est plus long qu'à Marseille! Bah, je sais pas, normalement c'est pas aussi long! Et comme c'est long! Oh frère, t'es fait massacrer oh frère! Oh tu t'es fait massacrer! 130 kilos! Bouge pas la tête, bouge les muscles! C'est mieux que le 7. Oui, c'est bien! Oh, tu me secoues ce buffle là! Oui! 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 Jamais. Mais si t'arrives pas la première fois, tu fais 130. Allez. Vas-y! Attends, tu vas voir celui d'après, il est costaud mec hein! Allez Miko! Labas, panas. Žiauriai pavargau, ką tik grįžom namo. Po visos dienos skrydžių, escape room'ų, restoranų, žaidimų kambarių, karaokės, barų ir panašiai. Tai pasitengsiu, nežinau, pradėti bent jau redaguoti jums video. Nežiauriai esu pavargus. Pasiėmiau, labai noriu ką nors saldaus, tai pasiėmiau savo Lind šokoladą mėgstamiausią šiuo momentu. Su apelsinais juoda ir ką žinau, tada aš jums sakau labąnaktis, tikiuosi, kad išvysit mano video rytoj arba šią naktį, nežinau, žiūrėsiu kaip gausis man suredaguoti.
ar iš vis sugebėsiu suredaguoti šiandien, ar aš vis pradėsiu redaguoti, peržiūrėsiu gal tik tai medžiagą. Tai va, myliu jūs, bučiuoju ir iki.